Sveiki visi, atėjo laikas naujai apžvalgai. Ilgai lauktas galastuvas atkeliavo, bent jau aš jo labai ilgai laukiu, nes buvo be galo įdomu pažiūrėti, kaip jis atrodo, kaip veikia ir visa kita. Taigi, prie reikalo. Komplektas yra štai tokioj gražioj, nemažoj dideliai dėžėjai ir atrodo štai taip. Viena dėžutė ir antras priedas. Didelė dėžė patraukiam, kad netrukdytų, ir pats galastuvas. Eina štai toksai tvirtinimo padas, jis tikrai yra didesnis, toksai šiek tiek sunkesnis, stabilesnis negu prieš tai buvo adžiustose. Tada eina pagrindinė konstrukcija, atrodo štai taip, įsistato ir eina du tokie varžtukai. Varžtukų pagalba mes iš dviejų pusių užtvirtiname, pritvirtinime pagrindinį tą galandimo mazgą prie padą. Žiūrim, taip, čia sukasi, va, atsilenkia, taip, jo, surinktas gerai. Toliau dėžutė, dėžutė atrodo štai taip ir sukomplektuota va štai taip gražiai. Futliaras, kiekvienas prietaisas turi savo vietelę. Pats peilio tvirtinimo mechanizmas. Taip, įsistato. Va, paspaudus svirtelę sukasi, štai čia yra toksai mechanizmas. Va, paspaudžiam rankinėlį ir galim apsukti geležtę. Ir tada eina papildomai keli tokie mistiniai priedai, apie kurių reikšmę papasakosiu šiek tiek vėliau. Va, iš paprastesnių standartinių toliau eina kreipiančioji su akmenukų laikikliu ir šį kartą šitame galastuve jinai padaryta ant sriegio. Manau, kad tai yra geras patobulinimas, nes prieš tai buvo ant magneto ir magnetai nebuvo labai stiprus, todėl kartais jinai man net iškrisdavo, kai testavau. Va, tada toliau eina akmenukas, kadangi peiliai mano demonstruojami bus užgalandyti, paimsiu odinį, kad jų nesužėsti. Ir toliau tvirtinimas akmenuko prie kreipiančiosios. Tai yra du tokie pipsiukai, į kuriuos įsistato akmenukas ir per vidurį yra magnetas. Todėl prisitvirtina jis labai stipriai. Nuimti jo atsitiktinai praktiškai nėra galimybės. Va, ir pats akmenukas, kai nenaudojamas, įsistatomas iš tai tokį paziuką viršuje. Neblogas tikrai išradimas, nes tai būna pakankamai toksai aktualus klausimas, kai tu galandi ir tau, kad apsukti geležtę, reikia kažkur padėti akmenuką. Pas mane yra tokia iš vėlutės kreipiančia, o čia yra atskiras paziukas toks laikymui. Taip, kas dar? Nu, turbūt, kad ir tiek. Toliau eina akmenukai 220, 320, 4, 6, 8 ir 1000. Manau, kad puikus setas pradedančiajam arba žmogui norinčiam palaikyti savo peilius aštrius, nes jeigu reikia kažko tai dar stipresnė, o ten plaukų skutimo visą kitą, tada reikėtų dar biškį paieškoti dar smulkesnių akmenukų. Ir parodysiu dabar veikimo principą. Jau plius minus viskas aišku, čia kaip visą laiką atlaisvinam užspaudimą, tada pirštukais paspaudžius atsilaisvina žnyplės, į kurias tvirtinasi peilis, ir šitas ratukas užspaudžia tas žnyplės taip, kad peilis laikytųsi tvirtai. Nu va, turim. Ir toliau viską jau puikiai turbūt žinot, jeigu žiūrėt ankstesnės apžvalgas, vyksta galandimas. Aišku, prieš tai reikia nustatyti kampą. Taigi kampui čia padarytos netgi dvi opcijos. Pirmoji opcija tai iš akies reiškia. Vat, čia yra tokie svirtelės, gradacijos ir čia parašyta 25, 30, 20, 15 laipsnių. Aišku, reikia būtinai daryti paklaidą į geležtės plotį, nes nuo to tas kampas šiek tiek pasikeičia. O antra opcija, kuri panaudota šitame įrenginyje, man iš tikrųjų labai patiko, nes tai yra elektroninis kampų matoklis. Štai toksai prietaisas elektroninis su baterija. Va, jis įsijungia, galima operatorių biškį arčiau parodysiu, kaip veikia. Va, jis įsijungia, pradeda veikti ir tada mes jį nunulinam. Nu, čia pas mane jau plius minus 0 stovi. Nunulinam, reiškia šitame paviršiuje yra nulinis laipsnis. Tada mes jį tvirtinam ant kreipiančiuosios ir va, ir priklausomai nuo to, koks kampas kyla arba leidžiasi,
mes čia matom kampą, kuris išstatomas ant geležtės ašmenų. Tai va, štai toksai puikus aparačiukas, manau, kad labai geras. Kažką tokio kažkada esu naudojęs, bet daug didesnio, gramizdiškesnio buvo, tai savo galvostuvę dabar aš naudoju iš tikrųjų kampų matuoklį parsisiųstą į kaip apsai telefoną. Tai va, šitas dalykas manau, kad patogesnis. Vat, ir toliau kaip galandimas vyksta, nu viską jau puikiai žino. Tada toliau, kad apkeisti peilį, reikėtų, aišku, iš pradžių užtvirtinti galandimo akmenuką, tada viršui paspausti svirtelę, palenkti, tada užspausti čia, apsukti ir tada svirtelę vėl palenkti taip. Vat, tai procedūrų iš tikrųjų nemažai. Nes pakankamai žemai laikiklis ir jeigu mes bandysim versti tiesiog nepakelus, tada jis tiesiog atsirems. Tada reikėtų arba aparatą pakelti, arba daryti aparatą ant kraščiuko kažkur tai stalo, kad tas apsisukimas, nu vat, bandysiu pademonstruoti, būtų kažkaip va taip laisvesnis. Tas irgi įmanomas variantas, nu tikiuosi matosi, supratot principą. Tai va, tai yra toks niuansas, bet apie pliusus minusus bendrai paskui irgi pakalbėsim. Arba atitinkamai, va, kaip rodžiau, darytis tada palenkimą, tada čia užspaudimą, apvertimą ir vėl palenkimą. Tai va tiek manipulacija. Dabar yra dar vienas niuansas. Kadangi laikiklis čia yra tik tai vienas, tai jis yra palyginus toksai, kaip sakyčiau, turi šiokį tokį paklaidą judėjime. Tai va šitoje vietoje, jeigu stipriai paspaudžiu su akmenuku, va taip, tai jis netgi biškį linksta kartu su peiliu. Matyt, tam buvo sugalvotas štai šitas dalykas, kuris pasikiša, čia yra toks pazas, ant kurio užsimauna ir jis pasikiša po šito tvirtinimo dalim. Dabar to pralinkimo nėra, bet va, papildomai reikalingas tas plastikinis priedas. Dabar apsukant jį, vėlgi jis lieka savo vietoje, čia apsuku peilį, čia paspaudžiu, čia vėl ir jis vėl užsispaudžiu šitoje vietoje. Nu, palyginus su tuo, ką aš dabar turiu, tai čia daugiau, aišku, tų manipulacijų, bet, nu, užtikrina tam tikrą stabilumą. Tai va, toksai yra niuansas šito aparato. Va, tada toliau apie dydį. Žiūrėjau kitas apžvalgas šito galastuvo Amerikoje, kadangi jis buvo sukurtas Amerikoje, turiu tokį įtarimą, kad jis orientuotas į tam tikrą rinką. Tai nėra, nepavadinčiau jį universalių galastuvų, nes vat šiam momentui pas mane peilio geležtė čia berods 9 kažkur arba 8,5 cm ir tokio ilgo geležtė šitas aparatas pagalandys puikiai. Nu, ta prasme, su tais akmenimis, su ta įranga pakankamai stabiliai, tikrai galima gerai užgalastyti. Bet jeigu mes jau paimsim aparatą, šitą peilio geležtę, biškutį ilgesnę, kažkur 11-12 cm, tada manau, kad preciziško ir gero galandimo jūs jau neužtikrinsit. Parodysiu pavyzdį. Va, jeigu mes paimam virtuvinį peilį jau 15 cm, užspaudžiam jį. Va, tvirtinimas apačioje lieka, kad būtų stabilu. Va. Kaip mes jį bespaustume, ant didelio ilgio, ant didelio ploto atsiranda visokiausių niuansų. Va, pavyzdžiui, biškį paspaudžius, jau tas kampas tikrai nebus labai stabilus, kadangi čia negalima užeiti ilgiau gilin ir užspausti tą geležtę stipriau, yra niuansų. Jeigu jinai yra siauresnė, trumpesnė, jokių problemų. Jeigu platesnė, ilgesnė, tada jau tikslaus kampo nesigaus. Dar vienas niuansas, ant didelio ilgio jau palinkimas bus ir į apačią, ir iš šoną, nes jeigu geležtė šiek tiek plonesnė, lankstesnė, tai tada irgi jau tinkamo kampo neišgausit. Tai va tokie niuansai. Dabar toliau, vieną stebuklingą aparatą mes išnagrinėjom, antrą irgi ir liko trečias, labai mistinis toks daiktas, irgi buvo daug klausimų, bet pavyko viską išsiaiškinti. Išimam šitą galandimo tvirtinimo mazgo ir štai tokiu būdu įdedam šitą, jis puikiai čia fiksuojasi. Kam jis naudojamas, vėlgi pasikartosiu, kadangi orientuotas tikriausiai Amerikos rinką, čia labiau skirti, reiškia, lenktinukams, peiliams, galandimui šitas aparatas. Todėl pas jos būna labai populiarus dėl visokių įstatymų
niuansų, ten ilgiai apriboti, istoriai, pločiai ir vat kišeniniai ten iki berods kažkur 4,5, gal 5 cm leistiniai, ilgesniai ne. Todėl yra daug labai žmonių, kurie naudoja tos mažus peilius. O pagalandyti jos jau su šitokio aparatu užspaudžius labai sudėtinga, nes tinkamo kampo neina išgauti dėl to, kad pradeda remtis į tvirtinimo detalę akmenukas ir va tokių niuansų. Todėl jie sugalvoja štai tokį aparatą. Čia yra plokštuma su magnetu, į kurią puikiai tas peiliukas geležtė įsitvirtina. Čia jūs galite pareguliuoti gilin, jeigu geležtė platesnė, arba arčiau krašto, jeigu geležtė sauresnė, juda tai va. Ir plus šitas magnetukas irgi judinasi į priekį arba į galą, žiūrint, koks išlinkimas yra kitoj pusėje. Labai kruopščiai apgalvota, bet sakau, labai nišinis toksai momentas. Nemanau, kad pas mus daug labai yra tokių peilių gerbėjų, bet aišku yra kas renka, pavyzdžiui, Victorinoxą. Jie tikrai yra nedidukai, geležtės trumpytės, dar yra iš vis mikroskopiniai tenai. Tai jiems aštrumui palaikyti šitas aparatas tikrai gali būti naudingas. Tai tokie niuansai. Kągi, labai trumpai glaustai, plius minus tikiuosi viskas aišku, jeigu bus kokių klausimų, gali komentarę parašyti, ką matysiu, kad galiu atsakyti, atsakysiu. Ir pabaigoje norėčiau gal trumpai apžvelgti pliusus ir minusus. Taigi, pliusai palyginti su Adjustu, tai yra tvirtesnė, stipresnė konstrukcija, neminėjau, čia yra 4 kiaurėmės padė, ją galima pritvirtinti, pažiūrėjant, kokios tai medinės didesnės lentos, tada bus dar daugiau stabilumo, arba, kaip minėjau, kažkurioje vietoje, jeigu turite atskirą galandimo kampelį, galima pritvirtinti tiesiog prie stalo, tada užtikrinsi dar didesnį stabilumą šitos visos konstrukcijos. Toliau, iš pliusų yra labai geras dalykas sugalvotas tvirtinimas, nes, kaip minėjau, tai yra labai aktualus klausimas, kai tu galandi ir tau reikia kažkur padėti, negali tiesiog mesti akmenuką, kad jis neapsidaužytų arba kažkas neatsitiktų arba už geležtę neužsikabintų, kad to netrukdytų, vienu žodžiu. Tada tas apvirtimas, čia kaip ir pliusas, kaip ir minusas. Pas mane, aišku, to iš vis nėra, aš tiesiog apsuku, kadangi stalo kraštą tvirtinu. Čia galima sakyti, pem ant pem, tas dalykas yra. Toliau, vienas iš pliusų yra, sakyčiau, tokių didelių, tai aišku, elektroninis kampų matoklis. Jis žiauriai palengvina, pagreitina visą procesą. Tikslumas nežinau, koks jo, manau, pakankamas, todėl tikiu, kad tikrai geras dalykas. Ir antras niuansas, tai yra, jeigu jūs galandot nuolat tos pačius peilius arba visą laiką pasieina vienodo pločio, tada daug paprasčiau yra kampą nustatytis rankiniu būdu. Ir tada jau tiksliai žinos, tiesiog įdėdate geležtę ir nereikia jau papildomai matuoti, iš karto išstatot ir iš karto dirbo. Tai irgi žiauriai supaprastina ir pagreitina procesą. Toliau, šitas dalykas vėlgi, čia pem ant pem. Jeigu kažkam jis aktualus, tai be abejo yra puikus išradimas. Tikrai fainas, mažus peilius galandyti su juo, tikrai nežinau analogų, nebent Sharpas elektrinis, bet ten tas kampas iš akies plius minus, o čia jau galima užtikrinti, pamatuoti ir pakankamai gerai padaryti, kadangi geležtė nedidelė, magnetuko nedidelio čia nepilnai užtenka, todėl manau, kad peilį pagalaisti puikiai. Toliau, dar vienas pagrindinis iš tokių pagrindinių pliusų, tai yra labai geras tvirtinimas akmenukų ir patys akmenukui. Tikrai platus pasirinkimas, naujokui tai yra super, sakyčiau, toksai nuo 20 iki 1000, nes jeigu paėmam kokį Lanskį, tai ten berods 3 akmenukai komplektą, po tada pirkinėti. Akmenukai būna ten šitokie abrazyviniai, kurie nusitrina, išlinksta, o čia yra deimantiniai, jie labai labai ilgai laiko. Tai kad, manau, labai ilgai užteks. O tada iš niuansų. Pagrindinis toksai, nepavadinčiau į plius, tai būtų dalykas, kad tas galastuvas orientuotas į tam tikrą, kaip čia nerinka, segmentą, gal taip pavadinkim. Tai yra lenktinukai peiliai nuo 90 cm ir mažesni. Virtuviniams, medžiokliniams, manau, kad jis biškutį būtų netinkamas ir dėl nestabilumo laikiklio, kadangi yra tik vienas, ir dėl tam tikrų niuansų, dėl dydžio, dėl liufto. Tiesiog matyt labiau skirtas vis dėlto tiems trumpesniems peiliukams. Tai Amerikoje tai tikiu, kad jis labai paklausus, pas mus bus matyti.
Tada toliau, niuansas irgi, sakyčiau, va tas tvirtinimas, papildomas kišimas, nu, nežinau, išspręsta ta problema, bet tie papildomi plasmasiukai, nu, skonio reikalas, aišku, kažkam tai gerai, kažkas mėgsta konstruktorius, tai gali būti. Man asmeniškai orientuotam į tokį kokybišką supaprastintą procesą, kur viskas neužima reikalingų judesių nereikia, tai šitas dalykas nelabai patiko. O toliau ką, dar aišku, iš pagrindinių tokių, sakykime, niuansų, tai būtų aišku jo kaina, nes tikrai jis nėra pigus, dvigubai brangesnis už Justą, berods pardavimo kainoje bus Lietuvoje 3 ar 3 tai kad jau reikia gerai pagalvoti, ar verta jums tokį dalyką įsigyti. Ir kaip minėjau, jeigu pas jūs kolekcija daugiausiai yra lenktinių, mažesnių peiliukų, tai visai neblogas variantas. Bet jeigu orientuojatės į virtuvę, plačiau biškutį, į medžioklę, į žvejybą, tai tada galbūt jis truputį nepadengs jūsų visų poreikių. Vat. Nu tai ką, tiek žinių, tikiuosi buvo naudinga ir linkiu visiems, kaip visą laiką, aštrių peilių ir sėkmės. Ačiū už dėmesį, iki.